Tai Vaidai, kaip nuotaikos atvykus į Ukmergę? Oi, gailimės, kad irklų nepasiėmėm. Iš Vilniaus važiuojant, aš galvoju, ir kada nors, vieną kartą Rokišky turėjom tokį susirašymą, kur plauki. Tai panašu, kad Evoliuškė dabar kaip valtis geriau eit turėtų. Bet jo, bus sąlygos labai sudėtingos. Tai toksai kaip ir, žinau, kad bus sunkios dienos 3, bet kažkokia ramybė viduje, nes vis tiek sezonas jau įsibėgė, jau toksai ne paskutiniai, jau viskas gerai. Tai toks didelio streso nėra, bet žinau, kad reikės pasisaugoti, nes manau, kad bus nelengva išsilaikyti ant kelio visų pirma, jau nekalbant apie rezultatus. Kokios kovos tikėsi dėl pirmos vietos, kaip arti ten turėtų būti rezultatai, sakykime, su Kezevičium tuo pačiu? Aš manau, kad viskas bus arti, nes Rokas organizuoja šitą ralį, tai tikrai gerai žinos, kaip kas mūsų laukia. Deividas čia vietinis herojus, tai kaip sakyt, manau, kad viskas bus arti. Bet nebuvo toli ir pirmose 2 etapuose, tai kaip sakyt, nieko naujo. Mums reikia kažkaip žiūrėti į tai, kaip ne į sprintą, į maratoną, kad turim tiesiog visą sezoną stabiliai važiuoti. Tai tikrai aš jau nusiteikęs esu, kad ateis ta diena, kai kažkur yra ir antras atvažiuosi. Neišvengsi to, kaip sakyti, ciklas yra natūralus. Bet prieš startą mes pasiduot neketinam ir manau, kad pirma užduotis tiek mums, tiek kitiems bus išsilaikyti ant kelio. Manau, kad tikrai bus. Ne tik, kad susirašo metu lyja liūtis, bet ir ralio metu matau, kad bus lietingų epizodų ir tokių, kur ten vėl plaukia viskas. Tai žodžiu. Tai va, tai tokios ir nuotaikos. Giedriau, oro sąlygos, turbūt pagrindinė šios dienos tema bent jau kol kas, kokios tavo mintis apie tai, kad turim tikrai lietingą orą ir galimai turėsim pominkštą dangą. Man kažkoks dežavu, nes pernai, kai išlipau automobilio, tai irgi ieškojau skėčio, kad nueiti iki štabo, nes lyjo lietus taip pat kaip ir šiandien, bet tikiuosi, kad per varžybas išlis saulutė ir tą nugarins vandenį nuo trasų. Aišku, atsimenu, pernai, kai kroso trasėje važiavom, kai važiuoji per balą, žinai, tai vanduo eina taip, bet pernai, kai važiavom, tai ėjo ne vanduo, dumblas, taip, žinai, tai, nežinau, šiandien neturim tokio automobilio kaip pernai, bet tikiuosi pravažiuosim trasą, susirašysim ir tikėsimės, kad tas oras pagerės. 200 ant spidometrą galvoji pamatysi šitą ralį? Jeigu toks oras ir tiek bus daug bukso, tai nelabai, žinai, nebent buksuojant ratą, žinai, gali būti dar daugiau, dar parodyti, žinai, bet šiaip tai, yra ten keletų greičio ruožų, bet, nežinau, we will see. Asfaltinės atkarpos tau patinka su šiuo BMW ar nedaug dar jų teko paturėti? Iš tikrųjų, nedaug teko paturėti, man pastėjau su BMW vis dėlto greiti greičio ruožai labiau patenka ir labiau atsiskleidžia tas automobilis. Susuktuose ir slidžiuose man dar ir pačiam sunkiau sekasi. Tai asfaltas, žinant, kad turi geresnį sukibimą, gal ir nėra labai blogai. Tai Andrėjau, kokios mintis prieš lietingą kol kas Ukmergę? Tai labas ralis. Šiek tiek, aišku, pergyvenu dėl lietaus, nes nepatinka man lietus, ypač su MK važiuojant. Bet žiūrėsim, galimai šeštadienį jau viskas išdžius, taip pat kaip praeitais metais. Kaip prasidėjo sezonas, suvažiuoti 2 etapai, kokia ten situacija pas jūs taškuose, sakykime? Pradėjom labai gerai, laimėjom Aukštaitijai, Žemaitijai mes turėjom techninių bėdų ir mes juos išsprendėm tik dabar realiai. Tai buvo labai didelis rebuildas. Taškai pas mus dėliojasi taip, kad mes kol kas pirmi, bet Giedrius ten labai netoli mūsų ir čia matyt bus labai įdomus sezonas, nes visi labai arti. Stebina Giedrius savo tempu tik atsisėdus į 2VD automobilį? Tai kiek metų važiuoja Giedrius, čia normalu. Aš manau, kad su bet kokia mašina jis greit važiuotų.
kiek iš ryto pučiat į šaltą padangą? Jeigu gerai užšildys, tai 0,8 reikia. Jeigu nori taip, kad užšildai gerai burnout box'e tam. O jeigu nešildysi, tai turi būti 1,7 tikrai. Gerai, eikim prie rimtesnių dalykų. Kaip esat nusiteikę Mesgi ne Tauragiai, kad apie tokius dalykus. Mes ukmergiai, tai kaip nusiteikę ukmergiai? Nieko, ką žinau, bus įdomu dėl to, kad važiuosiu su ukrainiečiu. Reikės stenogramą kalbėti tą kalbą, kurios šiaip nenaudoju ir nemėgstu naudot, bet čia tokia bus mūsų bendra kalba, nes ukrainiečiškai nemoku. Tai, laukiu, bus įdomi labai patirtis. Paskutinį kartą, man atrodo, variau su tos teroristinės šalies stenogramą 2024, man atrodo. Tai va. Reiks prisiminti. Reiks prisiminti, kur lievai, o kur ne lievai. Na, Rokai, tai kaip nusiteikimas prieš ralį, oras toksai įdomesnis, bet ralis vyksta per lietų visgi. Jo, tai iš tikrųjų oro, kaip sakoma, neužsisakysi, žinai, tai ką turim, tą turim. Tikimės, kad galbūt rytojus ir porytojus bus geresnis, o nusiteikimas geras. Tikimės bus geras renginys, smagus greičio ruožai ir viskas vyks sklandžiai, o mums patiems iš tikrųjų, bandysim kovot, bandysim važiuoti greitai, kiek išeina ir stengtis palaikyti, kaip sakyt, tą intrigėlę iki pat galo. Kaip sekasi svečiams, tie, kurie atvažiavo ir netgi čia ukmergėje, automobilių bandė remontuoti, kaip jiems ten sekėsi? Svečiai jie pas mus tokie, žinai, vis tiek mes lietuviai pripratę viską čia ir dabar, o jie tokie gal šiek tiek lėtesni su savo idėjom. Tai vakar buvom užsukę pasidomėti, kaip jiems ten einasi, tai darbai šiek tiek pastrigę, bet mes juos taip padėliojom ir prasprendėm greičiau. Tai tikimės viskas bus gerai, tikimės, kad jie bus pasiruošę ir kaip sakyt, stos į kovą ir pasimėgaus tais lietuviškais žvyrkeliais. Tai Mindaugai, panašu, kad kol kas ne turbo vėjas, o turbo lietus. Jo, ir klentis. Tai kaip nusiteikia ukmergiai? Gerai, čia mūsų namų ralis, tai aš iš šitų kraštų, tai nusiteikęs gerai, dvejopai. Greičio ruožai žinomi kažkokie, važiuoti kažkada? Jo, 25 buvo tas kulverstukas mūsų, tai bus tas, tai akistata bus. Yra tame šiame maršrute šio ralio ir tas? Jo, Tai kelintas čia tas ruožas? Dar nepasakysiu, tik tai žinau, kad yra, tai važiuosim, susirašinėsim, bus pasitikrinimas, bet... Laukia įdomus ralis, visgi apylinkės, jeigu matytos, tai gal kažkas atminti dar lygiai iš tų... Jo, tai kažkas tai yra, tai daug važinėta jaunystėje, ta prasme, kai ką atsimenu, bet šiandien bus gera diena prisiminti. Ivanulė, būk normalus. Negaliu, nes gaunu bandžiau. Kaip nuotaikėlės prieš ralį, kaip nusiteikimas? Jo, biškai nedemegojau, bet nežinau, kodėl pats tiesiog pergyvenau dėl kažko. Bet niek, viskas bus gerai. Ne pirmas kartas, kaip sakant, žinai, pirmus kartus būna baisu, biškai paskauda, po to gera būna. Šiaip ukmergė, koks įspūdis dabar prieš... Tai mano namų ralis, aš iš Molėtų. Tai tau čia viskas žinoma. Čia man viskas. Aš dabar pirmą rozum, aš saviškai atvažiuos padavot, sakau, šiandien skambinu, sakau, tai ruošitės jau šitą. Saka tėvas, telyčia užtruks. Nuo garso. Supratau, ką, gero raliuko? Jo, gero. Tai Karoli, kokios mintis ir nuotaikos prieš ukmergę? Nuotaikos neblogos, oras patinka danga. Tikiuosi, kad Rally 3 automobilis atsiskleis tokiu oru ir tokiom dangos sąlygom. Greičio ruožus dar tik važiuosit susirašyti, bet iš to, ką matėte žemėlapiuose, kokie pastebėjimai? Žinok, aš niekada nežiūriu žemėlapių video prieš rally, niekada nesidomiu. Tai iš tikrųjų dabar tik atsisėdęs į susipažinimo automobilį,
pamatysiu, kas bus per ruožą ir kur jie bus. Ir tikiuosi, kad šturmanas viską papasakos. Tai čia niekada gyvenime nežiūriu topų prieš ralį.